gimusiems po jaučio ženklu. Mėnuo savo permainingumu galintis priminti amerikietiškus kalnelius. Jūsų ženklu keliaujant Jupiteriui, Selenai ir Uranui, vienomis jo dienomis būsite ant bangos, pasiruošę atkakliai siekti tikslo, o kitomis galimi netikėti likimo posūkiai, kam darbuose, o kam ir asmeninėme gyvenime. Ir tokia gali būti jau pirmoji kovo dekada. Kovo 10 prasidėjus Mėnulio jaunačiai, o šventiška Lietuvai kovo 11 Venerai viešint karališkajame Vandenio laipsnyje, kils įdomių sumanymų, naujų idėjų. Pats laikas imtis jas įgyvendinti. Tam padės ir kovo 12 Venerai įžengusi Žuvų ženklą, astrologiniai ritmai, sustiprėja jūsų įžvalgos. Kūrybiniams sumanymams puikus laikas antros dekados pabaiga. Esant artimai Saulės ir Neptūno pozicijai Žuvų ženkle, bei Merkurijui susijungus su kylančiu mazgu Avino ženkle. Saulei perėjus į Avino ženklą trečios dekados pradžioje norėsis greitų rezultatų. Vis tik jums labiau seksis, jei į iškilusius uždavinius pažvelgsite kūrybingai, paieškodami ir nestandartinių sprendimų. Tam ypač palankus metas ir Marsui judant nuo kovo 23 Žuvų ženklų. Kovo 25 pusšešėlinis Mėnulio užtemimas skatins permastyti, o kai ką perkrauti, sudėtingesnius tarpusavio santykius. Selenai susijungus jūsų ženkle su Uranu galėsite rasti tinkamiausius sprendimus. Paskutinėmis kovo dienomis veiklas derinkite su poilsiu. Kurkite, palaikykite bendraudami giedrą nuotaiką. Turiningo jums kovo.